Man tai atrodo akivaizdu, kad populiarūs dalykai yra geriausi. Serialus žiūriu tos pačius kaip ir mano draugės, nes susitikusios turime apie ką paplepėti. Renkuosi tik garsiausių firmų drabužius, nes jeigu juos nešioja visi, vadinasi, jie yra geriausi. Beje, maistą namie gaminu tik pagal patikrintus receptus. Jei pavyko kitiems, tai vadinasi pavyks ir man. Todėl, kai skubiai reikia pinigų, kreipiuosi ten, kur kreipiasi daugiausiai lietuvių. SMS Kredit LT. Populiariausia, todėl geriausia. Dabar kreditai per pus pigiau. Labas vakaras, gerbėmiai TV3 televizijos žiūrovai. 3 už Lietuvą atkeliavo į Dzūkijos sostinę Alytų. Mergaitė, žiūrėkite, mūsų Karlsonas nuskrido į padangę, bet žadėjo dar grįžti. Alytuje šiuo metu yra nešalta, tik 33 laipsniai karščio. Ir pats geriausias pasiūlymas arba palinkėjimas, blogas palinkėjimas šiomis dienomis yra, kad tau kondiškė sugestų. Gerbėmiai, čia bus žiauriai karšta, nes šiandien mes mesime iššūkį krepšinio žvaigždėms. Mesime iššūkį krepšinio legendoms. 3 už Lietuvą, Alytuje. Alytus yra maištingoji Dzūkijos sostinė. Čia Dzūkijos žemėje užaugo ne vienas iškilus baravykas, musmirė ir lepšis. Šio miesto prieglobstyje gimė viena pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės muzikos grupių Airija. Čia gimė laisvės kovotojas Romas Kalanta. Alytaus žemė užaugino atkaklę savo dukrą, krepšininkę Jurgitą Štreimikytę. Kadaise buvęs kurortas Alytus ir šiandieną žaliuoja parkais yra tiesiog nuostabus. Būtent Alytuje yra gaminami gėrimai, pasaulį nutvieskantis skaistesnėmis spalvomis. Alytuje kasmet pagaminama 500 000 šaldytuvų. Bet tai nereiškia, kad šiandien bus šalta. Čia yra karšta, na, suprantama. Didžiausia, karščiausia Alytaus arterija yra Nemunas. Nieko nelaukdami, pasitikime tą komandą, kuri šiandien atrankos metu nugalėjo visas kitas ir mes iššūkį legendoms. Pasitikime Alytaus atstovus, Mėgėjų komandą. Kiečiausia Alytaus komanda Mėgėjai. Donaldas Jankauskas, ūgis 1,90 m, svoris 90 kg, amžius 32 metai. Profesija pardavimų vadovas. Kovoja prieš Tomą Masiulį, Europos jaunimo čempioną, daugkartinį Lietuvos ir Lenkijos čempioną, Europos taurės, NBL ir Eurolygos čempioną, Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoja. Krepšinis man yra gyvenimo būdas. Nu, po darbo, kai vieni eina žaisti kompiuterinius žaidimus, kiti eina žvejoti, aš einu krepšį žaisti. Mūsų komanda vadinasi Mėgėjai, dėl to, kad mes neprofesionalai. Negaunam pinigų, bet ir mėgėjai. Legendų tikrai nebijau. Tegul jie, kaip sakant, prisibijo mūsų. Aš žaidžiu neagresyviai, prie tritaškalinio. Iš viršaus neįdedu, jau senokai neįdedu. Bet to ir nereikia, vis tiek vienas taškas. Manau, kad laimės. Karolis Tarvydas, ūgis 1,98 m, svoris 105 kg, amžius 24 metai. Profesija turgaus prekeivis. Kovoja prieš Tomą Pačėsą, NBL ir Rusijos čempioną, daugkartinį Lenkijos čempioną ir Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoją. Man krepšinis yra laisvalaikio praleidimo būdas. Mėgstamiausias dalykas, nuo kurį mėgstu veikti. Krepšinį mėgstu labiau už moteris. Aš esu smulkusis verslininkas, dirbu turgui, prekiauju mėsą, kiaulieną. Pats kiaulių nepjaunu, bet pardavinėju mėsą tiesiog turgui. Aš stoviu prie prekystalio ir imu pinigėlius. Mėsos biznis neblogas. Ypatingo stebuklo tikrai nėra. Gyvent galima. Nu, jeigu pralaimėsim legendų, kaip kokios kiaulės nekaposiu, geriau tai turgui daryti. Ne chana gal, bet legendos jums bus ką veikti, tikrai. Arūnas Rimas, ūgis 1,95 m, svoris 85 kg, amžius 22 metai, bedarbis. Kovoja prieš Gintarą Staniulį, Lietuvos čempioną. Arūnas yra mano vardas, Rimas pavardė. Krepšinį žaidžiu nuo 4 klasės.
lankiau sporto mokyklą ir toliau tiesiog toliau sportuoju, stengiuosi. Esu bedarbis, tai toks jau gyvenimas, Lietuvoje sunku susirasti darbą. Jeigu kam nors reikia inžinieriaus, prašau kreiptis, žinosit neblogų inžinierių. Esu susižadėjęs, susiradau savo gyvenimo moterį ir laukiu vestuvės. Tos vestuvės, galiu garantuoti, tikrai bus iš meilės. Agne, aš tave myliu ir laukiu mūsų vestuvių. Kiečiausia Alytaus mėgėjų komanda meta iššūkį Lietuvos krepšinio legendoms ir Antanui Guogai. Kas laimės? Mes! Liko neišaiškintas vienas dalykas. Kas pradeda? Legendoms nebūtinai pirmiesiems atitenka kamuolys, kadangi norime pakviesti miesto, šiuo atveju šeimininką, miesto merą, poną Jurgį Krasnicką. Jis mes burtus, aš kaip visada iš smskredit.lt. Pinigai reikiamų metu esu pasiskolinęs 5 litus. Banknoto nemesime. Sveikiname su meru. Sveiki, merė. Pirmin. Alytiškiai herbas. Alytiškiai pasirinko, jie turi tokią teisę. Jeigu herbas, tai bus alytiškiai ir tai bus, suprantama, ta komanda, kuri ir dabar ištraukta. 1, 2, 3. Pradeda. Mačas prasideda su kamuoliu, suprantama, svečiai, kurių išsigandęs legendų komandos atstovas. Gintaras, legendų komandos atstovas. Gintaras Staniulis tiesiog bando traumuoti. Pačioj pradžioj. Žiūrime situaciją. Šiandien legendos, kai mes su jomis pakalbėjome, iškart pasakė, kad šiandien iššūkis turėtų būti rimtesnis ir numeris 7 Karolis Tarvydas tą ir demonstruoja. Griežtai ir aiškiai stodamas prieš patį Tomą Masiulį, ko praeitą kartą vis dėlto žemesniem varžovam niekaip nepavyko padaryti. Gintaras Staniulis su kamuoliu, Pačesas nepataiko ir vėl visi šansai. Gerai, kad nebuvo baudos, nes Tomui Masiuliui vos nebuvo nulaužta ranka, bet Alytuje yra viskas griežta. Antanai, pats esat dzūkas, girdėjom. Taip, dzūkas. Iš kurios vietos? Iš Merkinės. Iš Merkinės čia labiau link Varėnos galbūt, bet aš sakyčiau, jeigu ką, tai galima bus kokį tritaškį mesti ir legendų krepšį. Ne, nebandysi gelbėti Dzūkijos? Bandysiu. Matai, kad 0-0 žaidžia futbolą. Taip, Antanai, pats esi mecenatas, jeigu reikės gelbėsi tą, kuriems sunkiau. Ne. Jo, už legendas Antanas laukia savo eilės, Antanas laukia ir galimybės važiuoti į Slovėniją. Toks yra didysis tikslas. O čia aikštelėje Tomas Masiulis. Turėdamas, vadinkim taip, nejokingą ir žiaurę ūgio persvarą, pataiko pirmosius 2 taškus, rezultatas 2-0 legendos priekyje. Taip, mus stebina šiandieną alytiškiai, kurie sugebėjo visą dieną išlaikyti gerą tempą, nugalėti priešininkus. Taip, rezultatas buvo 1-0, kadangi buvo jo. Rezultatas 1-0, suprantama, kadangi buvo mesta iš 2 taškų zonos, o čia yra 1 taškas, 3 taškis yra 2 taškai. Tomas Masiulis, nieko naujo, 2-0. Atrodo, iš visų krepšininkų, kurie šiandien čia yra, jis kelia daugiausiai triukšmo. Aišku, jo ūgis leidžia tą daryti. 2-1. Nieko nelaukdami. Šeimininkai, tai yra numeris 5, Donaldas Jankauskas. Sviedžia kamuolį iš po krepšio. 2-1. Ir visi šansai dar jų rankose. Labai trumpai nupasakosime visą šią istoriją, kodėl 3 už Lietuvą keliauja per Lietuvą. Tomas Pačesas, dar 1 taškas, rezultatas 3-1 legendų naudai. Tai yra svarbi misija pasiruošti Europos krepšinio čempionatui Slovėnijoje. Paskatinti miestus dar labiau sirgti krepšiniu, paskatinti miestus burtis į krepšinio aikšteles, kovoti prie žinomus krepšininkus. Ir aišku, svarbiausias tikslas - nuvažiuoti kartu su Antanu Guoga, kuris stato šią kelionę į Slovėniją ir palaikyti, širdingai palaikyti savo komandą. Visą savaitę Slovėnijoje. Tokia yra pagrindinė misija. O čia situacija jau gerėja, rezultatas 3-2. Tikrai nėra triuškinama komanda, nors praėjo jau beveik daugiau nei 3 minutės. Lygiai 4 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Tomas Pačesas. Alytiškis į alytiškių metą, į krepšių metą, kaip visada, tiksliai ir be jokių sentimentų. Rezultatas 4-2 dabar gali būti lygų, bet dėja nėra. Gintaras Staniulis. Matosi, kad jis yra šiaip geriausias žmogus aikštelėje, kadangi rečiausiai bando grasinti ir skriausti savo varžovus. Aš labai tik stebėjau to, kad Tomas Pačesas, būdamas pakankamai griežto charakterio, dar neapibarė nieko iš mūsų. Bet jau jis kažką tai rodo. Viskas gerai. Taip, Tomas Pačesas, 5-2. Ką tik buvo 3-2. Viskas buvo ranka pasiekiama.
Bet suprantama, vietiniai elitiškiai dabar turi tiesiog pataikyti. Laiko yra per mažai likę, kad galima būtų dar kažko laukti. Tritaškis skrieja pro šalį, o elitiškiai jau aplenkė Kėdainius, kuriuose buvome praeitą kartą, kadangi jau rungtynių vidury skanduoja. Dar stipriau elitiškiai. Tomo Pačėso, aišku, neišmuši iš vėžių šiuo šūkiu, bet pasistengti reikia. Antanas Guoga! Žadėtas tritaškis. Aš nesuprantu, kaip jam nervai atlaiko. Pažada ir įmeta. Drebėtų ranka ar dar kažkas. Rezultatas darosi nelabai malonus. 7-2. 7-2 ir legendos dar labiau artėja prie dar vieno savo juodo darbelio. Jeigu spręsime iš aprangos, sukasi kamuolys vietinio elitiškių komandai. 2 minutės ir 30 sekundžių liko. Dabar reikia pirmiausiai atjungti Antaną Guogą, tą gerąją prasme. Ir suprantama, įmesti patiems bent 3 tritaškius. Kito kelio nėra. Tomas Masiulis. Taškai neskaičiuojami. Beje, pats sunkiausias Karolis Tarvydas, kuris yra aikštelėje, sugeba stumdyti su Tomu Masiuliu. Bet vienas jis nesugebės matyti išplėšti pergalės. Nors rezultatas švelnina. Rezultatas 7-3. 7-3 iki rungtynių pabaigos, kadangi laikas yra nestabdomas, lieka 1 minutė 50 sekundžių. Šventė, gera šventė, puikiai, bet laikas yra kažkoks negailestingas. Tik ką pradėjom, tik atvykome į Alytų ir jau dėja 8-3. Dėja 8-3, lieka 1 minutė ir 33 sekundės. 8-4. Jeigu alytiškiai nusprendė būti 4. žaidėjo aikštelėje, dirbti reikia pradėti dabar. Dabar. Važiuojam. Alytus. Jeigu jūs būtumėte Alytaus choras, įvertinčiau 5 balais iš 10. Reikia vieningiau tą daryti. Alytus. Ir kas įdomiausiai, Tomas Pačėsas, pats būdamas iš Alytaus, tai išgirdo, kaip paraginama jam. Ir trekštelėjo dar vieną dvitaškį. Čia jis skaičiuojamas kaip 1 taškas. Kol kas rezultatas yra 9-4. Ir, ne, dėja jis nepadaugėja. 45 paskutinės sekundės. Drama Alytuje bus. Nežinome, jeigu Antanas Guoga pataiko, nebus. Jis nepataiko, bet žinokit, jis nesustos. Jis mes dar. Alytiškiai, paskutiniai jūsų bandymai prikelti komandą. Nu ir ta proga, Alytiškis meta laisvas. Ačiū Dievui, nepataiko. 20 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Nu kodėl ne šiandien? Beje, labai trumpai pasakau, kad dvi komandos, nors ir pralaimėjusios, turi šansą patekti į finalą, bet jeigu pralaimės mažiausių taškų prieš legendas, o čia metamas tritaškis. 5, 4, 3, 2, 1. Viskas. Rungtynės yra baigtos. Rezultatas. Parodykit. 6-9. Tokių skirtumų 3 taškais, kaip ir Kėdainiškiai. Deja, Alytaus komanda šiandien pralaimi, tačiau išsaugojo šansus keliauti į Slovėniją. Šiandieną jūs buvote Alytuje, Dzūkijos sostinėje. Mūsų mergaitės vedina šią karštą aplinką. Ačiū jau 20 metų su Lietuvos krepšiniu esantiems Lietuvos geležinkeliams. Dėkojame sms-kredit.lt. Pinigai reikiamų metu. Dėkojame Alytui. Ir suprantama, jau šį penktadienį važiuosime į Kaišiadoris. Kaišiadoriškiai savo varžybas pamatys sekmadienį lygiai 19 val. Per TV3. Iki. Mes einam grybaut. Einam, mergaitės, grybaut. Einam. Kašiukus pasiėmėt? Pasiėmėt. Gerai, einam. Man normalu, kad populiarūs dalykai yra geriausi. Vairuoju populiariausią automobilį ir man yra gerai. Kiti va parsivaro pas pasinių mašinų iš užsienio ir bagių neranda. Muzikos aš irgi klausau tokios kaip visi. O ką, jos nereikia ilgai ieškoti. Ir bent kartą į metus pavažiuoju į Palangą, nes ten varosi mano draugeliai. Todėl, kai skubiai reikia pinigų, kreipiuosi ten, kur kreipiasi daugiausiai lietuvių. SMS Kredit LT. Populiariausia, todėl geriausia. Dabar kreditai perpus pigiau.